Taigi galiu palyginti, taip pat žinau Lenkijos švietimo įstatymą ir visus su švietimu, tautinių mažumų su švietimu susijusius klausimus. Galiu labai vienareikšmiškai ir atsakingai pasakyti, kad tikrai šitas įstatymas naujai priimtas absoliučiai nediskriminuoja tautinių mažumų. Pati gyvendama tautinės mažumos sąlygomis, tikrai vienareikšmiškai galiu tai pasakyti. Kita vertus, Lenkijos teisės aktai labai numato praktiškai lygiai tokius pačius sprendimus kaip ir Lietuvos dabartinis įstatymas. Praktiškai kaip ir teigiama, kad tai yra veidrodinis atspindys ir tai yra ir tiesa. Jeigu kalbėtumėm apie valstybinės kalbos mokymą, aš manyčiau, kad tai yra tiek natūralu, kad visi piliečiai mokosi vienodų standartų valstybinės kalbos ir aš neįsivaizduoju, kuri valstybė galėtų leisti savo kitaip. Tai būtų tam tikra prasme tų tautinių mažumų diskriminavimas. Aš nežinau, kodėl čia dabar atvirkščiai yra vertinama. Jeigu kalbame apie Lenkijos lietuvius, jeigu Lenkijos lietuviams būtų sudaryta galimybė nesimokyti lenkų kalbos pagal tas pačias programas negu kitiems piliečiams, o mokytis tos kalbos mažiau ir nelaikyti tokio pat egzamino, mes patys nesutiktumėm. Nes vis tik gyvenant valstybėje, valstybinė kalba mokėti yra pagrindinis dalykas, kad galėtum jaustis pilnavertis tos valstybės pilietis. Todėl aš neįsivaizduoju, kaip galėtų būti kitaip. Kita vertus, Lenkijoje niekada ir nėra buvę kitaip, kad būtų leista, pavyzdžiui, tautinėms mažumoms nelaikyti tokio pat egzamino, kaip ir Lenkai laiko. Niekados to nebuvo per ilgus dešimtmečius. Todėl tikrai aš nežinau, gal čia politikai galėtų atsakyti į klausimą, kodėl šiuo klausimu taip daug keliama skandalų ir tiek skiriame dėmesio ir praktiškai net prie tokių, kaip įvardina, kai kas santykių atšalimo priejo. Tikrai į šitą klausimą nesugebėčiau atsakyti.